Nu va, čia turim didelį vario gabalą. Taip jis būtų nieko ypatingas, tik tai šona yra nugraužti. Laikas savo suvalgė, jis yra kaltas. Kalta vario plokštė. Bet įdomiausia, kad ant jų buvo 5 štampai spaudai uždėti. Ir vienas aiškiai skaitomas, centrinis 4 doleriai. O čia matome karūną AFG, tai Adolfas Friedrichas. Ir data vos įžiūrima 1738, gal 9, gal ir 7. Jau yra labai nukentėjusi. Kurioje vietoje jį gulėjo žemė ir kur jį prarado šitos kraštus yra labai neaišku. Šitas daiktas buvo savo laiko atrastas Lietuvoje ir pateko jau į antikvarinę rinką ir matyt keliavo per keletą rankų, kol gal atsidūrė čia. Šiaip tai yra ne pati seniausia Lietuvoje rasta varinė plokštė, ankstesnės yra 50 metų ankstesnės. Tai jų nemažai rado Nimersetos pajūryje išmestų. Keletas, kiek žinau, guli jūrų muziejuje. Ar yra ekspozuojamos ar ne, nežinau. Ten matyt buvo sudūžęs švedų laivas, kuris su šitokiu kroviniu. O tas krovinys matyt buvo skirtas būtent kareivių algoms išmokėti. O iš jų monetas dirbdavo po to, kaip jie būdavo, ar tokiais gabalais kareiviams duodavo? Yra neaišku, koks tas likimas tolimesnis yra. Šiaip ar taip, kvadratinių sukapotų vario plokščių yra ir po erę, ir po pusę erės, ir po 2 erės. Tai yra labai nedidelis, sakykime, šitoks kamputis tik tai atkirstas. Tai tos tikrai buvo apyvartoje ėjo ir buvo mokamas kareiviams algos ir Lietuva yra atranda, kai švedai buvo ir Šiaurės karo metu atėjo į Lietuvą ir anksčiau, supranti, 1656-5 metais, supranti, tais metais yra pamestų, yra atrastų Lietuvoje. Aišku, čia jų nėra, bet ir muziejuose nelabai pamatysi, bet aprašuose jais yra minamos. Bet kaip šitokia didelė 4 doleriai, tai yra nemaža suma. Ką už ją galėjo nusipirkti? Nu, sunku yra įsivaizduoti, kažkaip tai švediškų tvikainius nesu radęs tų metų. Kiek kareivių reikėjo tarnauti, jeigu jis gautų šitą tokį... Šiaip kareivių turbūt reikėjo mažiausiai pusę metų, pusę metų būtų tarnyba. Bet šitokį gabalą gavęs, ką jis nusipirks, supranti, jam reikia kasdieninio maisto. Mėsos, supranti, kiaušinių, ko nors pavalgyti, tai už šitokį nepirksi. O pati didžiausia šitokia plokštė čia yra maždaug 3 kg, yra rasta 20 kg Vilniuje. Vau. Tai iš viso, kur tu nusinešęs ją sunaudosi. Matai, čia buvo laikini tarpiniai atsiskaitimai, kur nors dideliams kiekiams naudoti, dideliams apmokėjimams naudoti buvo kalami. Tai gal buvo surenkami kažkokia duoklė, išlydoma ir iš lietuviškų kažkokių mokesčiai, kažkas... Ne, varį kasė Švedijoje. Ir jie čia vežė, reiškia? Jie čia vežė, jo. Ai, čia vežė? Ne iš čia vežė? Ne iš čia. Ir atsivežė čia, supranti. Bet jį taip ir liko nepanaudotai, matai, paslėpta buvo ko gero kaip lobis. Kažkur užkišta. Aiškiai yra gulėjusi rūgščioj terpėje, kad yra šonai nuėsti. Nes varis tai vis tiek jis nėra labai atsparus rūgštims. Po truputį rudėja. Tai
Ypatinga sensacija nėra, bet jau vienas iš rečiau sutinkamų radinių Lietuvoje yra tos vario plokštės. O šiaip smulkesnių tai galima rasti daugiau. Ir liaudyje vadinamus klipus, o ne liaudiškai, jos tai mažesnis dalelytis. Aplamai visos keturkampės monetos yra vadinamos klipomis. Pasižiūrėkim. Iš arčiau. Oho, svoris. O čia tai moneta. Ne, mes esame įpratę, kad moneta yra šitokia. O čia būtų viena serija. Tai šitokio dydžio būtų viena serija. Ir jeigu daleris buvo 90 eurų, man atrodo. Bus pagal pavartyti. Tai čia va čia. Ir verska antrą pusę, aiškiai matosi, kad yra kalta. Išlieta ir po to, matyt, liejo didesnį, gal apvalų, supranti, tą ruošinį. Po to plaktukas išdaužė į plytą. Nu, ačiū, labai įdomu. Jo.